Na ir dar vienas iš mėgstamų gėlių tai yra lelijos, kurios žydi nuostabiai žiedais, irgi kaip ir indinės kanos gali būti žemaūgės ir aukštaūgės, ir žiedai jų tinka ir skinimui, ir puikiai atrodo jūsų sodybose, tiesiog reikia tinkamą vietą parinkti lelijoms, jeigu rekomenduojama jas sodinti grupėmis. Ir labai dera leliją sodinti su vienmetėmis gėlėmis, todėl kad jeigu lelijos, yra taip sakoma, kad lelijos viršus turi būti šiltai, o šaknis turi būti pavėsyje. Tai ta apatiniame dirvožemio sluoksnyje, dirvoje rekomenduojama sodinti vienmetės gėles. Na, tiesiog pasodinę lelijas į nuolatinę augimo vietą, tą vadinamą apačioje galite pasėti kvapniasias lobelijas, dviragės leukonijas, tokias lengvai auginamas gėlytes. Dabar noriu atkreipti dėmesį į tai, kaip atrodo lelijos kovo mėnesį. Nusipirkę lelijas, paprastai jau jūs pamatote pirmuosius daigelius. Nusipirkus pakuotę su lelijomis, jokių būdų nelaikyti jos kambario temperatūroje šitos pakuotės. Galima ir neišimti iš pakuotės, kadangi pakuotėje yra grunto, jos čia puikiai išlauks to laiko, kai reikės ją sodinti. Kaip minėjau, temperatūra negali būti kambario temperatūra, turi būti žemesnė, tai reiškia temperatūra, kurioje lelijas galite laikyti, tai yra 10–15 laipsnių temperatūra ir vieta rekomenduojama pritemdyta, tiesiog palikti pakuotėje ir galbūt dar ir pridengti. Balandžio mėnesį paprastai lelijos sodinamos, kaip svogūnėliai atrodo štai su 2–3 cm daigeliais. Vėlgi, kokią talpą pasirinkti sodinimui, kadangi šitas vazonas, į kurį aš dabar pasodinsiu, bus tik tai tarpinė augimvietė. Būtinai rinktis plastikinį vazoną, būtinai įrengti drenažą, kad atėjus laikui, kai mes norėsime augalą perkelti į nuolatinę vietą, mums būtų lengva išimti tą augalą, nepažeidžiant šaknų. Tiesiog su tuo visų žemės gniužulu mes gegužės mėnesį, gegužės pabaigoje sodiname leliją į nuolatinę auginimo vietą. Vėlgi, jeigu aš, kaip ir sakiau, kad indinės kanas, begonijas mums reikės iškasti rugsėjo mėnesį, tai azijinės lelijas galima toje pačioje vietoje auginti 3–4 metus, tai yra neiškastas. Vėlgi, kiek svogūnėlių sodinti štai į tokį vazonėlį? Tik tai vieną, nesodinkite kelių, tiesiog, kaip aš ir minėjau, jums persodinant nuolatinę auginimo vietą reikės augalą išimti iš vazono taip, kad pasimtų visą žemę, kurioje jisai augo, tas svogūnėlis, ir kuo mažiau sujudinti tą žemę, kad tiesiog nepažeisti. Taip pat lelijas galima sodinti ir į nuolatinę auginimo vietą, tai daroma gegužės pabaigoje.